Turbūt dažnas išgirdęs šio instrumento skambesį mintyse siejame jį su stepių klajokliais ar Sibiro šamanais. Dambreliais arba kitaip vadinamais bandurėliais ilgą laiką grota ir Lietuvoje. Ta liudija literatūriniai šaltiniai ir archeologiniai radiniai. Visose šalyse Europoje yra dabar studijos, kur nėra išimčių, beveik visose šalyse yra randama tarp archeologinių radinių ir dambrelių. 15-17 amžiuje Lietuvoje taip datuojama. Aš, tarp kitko, dalyvavau radus 2 dambrelius prie Vilniaus pilies, čia kaip buvo kasinėjimai. Pirmasis berods buvo prie Trakų pilies, po to prie Vilniaus pilies, prie prezidentūros ir dar kažkur tai 6 vienetai yra iškasta. Pirmas paminėjimas ir yra dambrelis. Čia todėl, kad iš mažosios Lietuvos yra Teodoro Lepnerio, Pilypo Ruigio žodyne. Donelaičio laikais Lauras kūsdamas skambino dambru, taip pasakyta jo metuose. Tai jau yra labai rimtas toks. Ir visa Panemunė, ir visas mažosios Lietuvos tas kraštas vadina šitą instrumentą dambreliu. O jau šiaurės rytų Lietuvoje kitas taškas, kur buvo labai smarkiai paplytęs ir labai smarkiai dokumentuotas Stasio Paliulio, aprašiusi šitą instrumentą, visas jo ir gaminimo, ir grojimo, reiškia, ypatybės. Tai yra, taip sakant, bandurėlis. Viena grupė yra užrašyta ir solo tiesą skambino tas žmogus dambreliu į fonografo plokštelę prieš karą, 38 metais. Jau čia yra žemiau, Ukmergės rajono, reiškia, bet tai jis gyvavo tuo metu labai sėkmingai visoje rytų Aukštaitijoje. Visą tą tradiciją nutraukė Antras pasaulinis karas, nes greičiausiai tiesiog daug, kaip žinom, ištremta žmonių. Pavyzdžiui, tas užrašytasis Kutelis, jo pėdsakų neteko aptikti, nes jis su visa šeima buvo ištremtas ir toj vietovėje tos pavardės nebėra. Mes radome tradicijos tęsėją. Iš Pabaisko valsčiaus, iš ten, kur kilę mano ir proseneliai, ir seneliai, ir mano tėvas. Tai, žodžiu, ir paskui yra užrašyta melodijos, kurias grodavo dambreliais, ir visos iš ten. Iš to paties krašto kilęs Egidijus Darulis jau 5 metus beveik nepaleidžia iš lūpų dambrelio. Turi jų surinkęs didžiulę kolekciją, daugiau nei 100. Prikelia naujam gyvenimui senas muzikinės kompozicijas ir kuria naujas. Kuo dambrelis taip užbūrė? Tai yra įdomu, kad tavo galva yra rezonatorius ir ten vyksta kaip kokioj katedroj vyksta koncertas. Tai tas yra labai smagu. Kiekvienas, kas skambina, žino tą jausmą. Iš tikrųjų yra labai nuostabus jausmas. Dambrelis iš tikrųjų yra labai originalus instrumentas, labai kitoks ir pirmiausia, jisai per visą savo istoriją praktiškai nepasikeitęs. Koks buvo primityvus prieš 1000 metų, toks ir dabar. Tai visą tai žavi, visą laiką žavėja. Jeigu žinau, kad mano tėvai grojo dambreliais, mane tai džiugina tą patį daryti, man tai yra smagu.